Savaitgalis Lietuvoje kupinas sporto varžybų. Dėl Lietuvos taurių kovos krepšininkai ir rankininkai, dėl Lietuvos čempionų vardų varžysis lengvatlečiai. Vilniuje pirmą kartą rengiamas Karaliaus Mindaugo taurės krepšinio turnyras. Žalgiris yra vienintelis ryškus favoritas, jis yra top 16 Eurolygos, viena iš 16 geriausių Eurolygoje komandų. Klaipėdoje dėl taurės kovos geriausi šalies vyrų ir moterų rankinio klubai. Mūsų pusfinalio nugalėtojas, aš drįsčiau prognozuoti, galbūt ir taurės laimėtojas galėtų būti. Aš nedrįsčiau minėti, kas laimės pusfinalį, tas laimės finalą. Kaune varžysis geriausi šalies lengvatlečiai, kurie sieks ir kelialapių į pasaulio čempionatą. Aš tikrai stengsiuosi parodyti kiek įmanoma geresnį rezultatą, bet visas mano dėmesys bet kokiu atveju kryps į pasaulį. Lietuvos krepšinio klubai kovos dėl pirmo šio sezono trofėjaus. Vilniuje vyksantis Karaliaus Mindaugo taurės turnyras, kuriame žais 8 klubai, žada daug staigmenų žiūrovams. Tačiau bus sunkus krepšininkams, nes pirmą kartą rengiamose Karaliaus Mindaugo taurės varžybose reikia žaisti 3 dienas iš eilės. Iš sportininkų pusės tai aišku, gal sunkus tas bus krūvis, bet iš tikrųjų mes mylim tą darbą ir mes pasiruošę ne 3 dienas žaisti, o 5. Ruošiamės labai atsakingai, žinome, labai svarbus turnyras, pirmasis sezono titulas, kurį galime iškovoti, tai labai vyks atsakingas darbas ir labai rimtai ruošiamės ir važiuojame aukščiausiais tikslais ir bandysime laimėti. Jeigu tau reiktų prognozuoti, kurias komandas matai turnyro finale? Žalgiris Rytas. Žalgiris yra vienintelis ryškus favoritas, jis yra top 16 Eurolygos, viena iš 16 geriausių Eurolygoje komandų, mes žiūrim, mes visi norim, kad jie visi reikalauja fanų, kad jie vis dar geriau žaistų ir dar geriau prieš grandus, kad laimėtų, bet realiai žiūrint, jie yra 16 stipriausių komandų Europoje, taip kad visom kitom Lietuvos komandom tai yra besąlyginis favoritas ir jis vis laik bus favoritas. Nors Lietuvos Ryto treneris favoritais laiko Žalgirio krepšininkus, tačiau džiaugiasi ir vis gerėjančių savo komandos žaidimu ir ekipą papildžiusiais naujokais. Būtų kvaila, jei pasakyčiau, kad atėjau ir per 2 mėnesius pakeičiau komandą taip, kad ir pakeitėm žaidimą taip, kad viskas, kas buvo blogai per tą ilgesnį laiko tarpą, per metus, per 2, kad mes jau to neturim. Čia burtų stebuklų nebūna, nėra čia magijos, čia yra tikrai kantrybė ir tikslingas, kryptingas darbas ir matom dalinį progresą ir tikimės, kad jis mums duos geresnius rezultatus. Penktadienį ketvirtfinalių susitikimai vyks Lietuvos Ryto arenoje. Karaliaus Mindaugo taurės turnyro pusfinaliai persikels į didžiausią sostinėje Siemens areną. Šeštadienį taip pat vyks ir dėjimų į krepšį konkursas. Sekmadienį prieš finalinės rungtynes paaiškės ir taikliausias LKL snaiperis. Dėl taurės kovos ir Lietuvos rankinio klubai. Klaipėdoje vykstančiame turnyre intrigos ir atkaklios kovos laukiama jau pusfinalyje, kur burtai vieną porą suvedė čempionatuose pirmaujančias komandas. Moterų turnyre daugkartinės šalies čempionės ir taurės laimėtojos Kauno Žalgirio rankininkės pusfinalyje susitiks su vicečempione Garliavos komanda. Vyrų turnyre titulą ginantys šalies čempionai Klaipėdos Dragūnų rankininkai pusfinalyje susikaus su vicečempione Alytaus komanda. Toli gražu šiemet tikrai nesam favoritais, nei pagal sudėtį, nei vėl nežino pagal ką dar. Ir esmė pusfinalėje susitinka, manau, su stipriausia šiuo metu komanda Lietuvoje, Alytum. Ir manau, mūsų pusfinalio nugalėtojas, aš drįsčiau prognozuoti, galbūt ir taurės laimėtojas galėtų būti. Aš nedrįsčiau minėti, kas laimės pusfinalį, tas laimės finalą. Kalbant apie Klaipėdą, jie yra tikrai jauni, greiti, stiprūs žaidėjai, jie gali 2 varžybas iš eilės žaisti. Jei mes pateksime tą finalą, mes vėl kaip ar traumų bus tose pusfinalio varžybose, ar jų nebus, kaip įsimiegosim, kai vėl čia daug yra niuansų. Daugkartiniai šalies čempionai Dragūno rankininkai Lietuvos čempionate per 14 turų iškovojo net 13 pergalių. Antrą vietą užimantys alytiškiai nuo lyderių atsilieka vos 1 pergalę. Tarpusavio rungtynėse pergalę 1 įvarčio skirtumu išplėšė Dragūnas. Stipriosios pusės Alytaus komandos tai yra be abejo gynyba. Turint savo komandoje tokius patyrusius gynėjus kaip Robertas Paužuolis, Remigijus Čepulis ar Aurelijus Sabonis, tai tikrai pramušti šitą tvirtovę su už nugaros esančiu Cipkumi tikrai yra sunku. Mūsų stipriosios pusės tai greitas puolimas. Jeigu mes sugebėsime atsiginti prieš varžovą ir suregzti greitas atakas, viskas turėtų būti gerai. Jie favoritai yra. Mes paskutinės varžybas gal turėjom tokias lengvesnės, gal tas
rezultatas kažką tai labai sako, kad mes esam šiuo metu pajėgus, bet kamuolys apvalus ir matysimės, kad spręsime šeštadienį, kas yra kas. Stipriausia šalies komandas burtai suvedė ir moterų taurės turnyre. Čempionės Kauno Žalgirio rankininkės pusfinalyje susitiks su vicečempione Garliavos ekipa. Mes jau 4 metus iš eilės laimėjom, dabar norime laimėti 5 kartą. Esu įsitikinęs, kad merginos taip nesėkmingas susikločius sportus. Pusfinalėje susitinka stipriausias Lietuvos šiuo metu moterų rankinio komandos ir nebus viena iš jų finalinio rungtynių dalyvė. Bet taip jau sporte yra. Pernai Lietuvos taurę laimėjo Žalgirio rankininkės ir Dragūno rankininkai. Kaune dėl Lietuvos čempionų vardų kovos lengvatlečiai. Uždarųjų patalpų čempionate dalyvaus geriausi šalies lengvatlečiai, tarp jų ir vienintelė kol kas pasaulio uždarų patalpų čempionato normatyvą įvykdžiusi šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė. Man Lietuvos čempionatas yra tarpinės varžybos prieš pasaulio čempionatą. Ne kaip kitiem lengvatlečiam, man tai yra tik tai sezono vidurys. Tai aš tikrai stengsiuosi parodyti kiek įmanoma geresnį rezultatą, bet visas mano dėmesys bet kokiu atveju krypsta į pasaulį. Tikimasi, kad į kovo 17 dieną Portlande prasidėsiantį pasaulio čempionatą gali dar patekti sprinterė Lina Grinčikaitė ir trišuolininkė Dovilė Dzindziletaitė. Daugumoje rungčių pasaulio čempionate varžysis tik iki 10 sportininkų, todėl normatyvai yra kaip niekad aukšti. Nieko nesvajoju, stengiuosi ramiai ruoštis ir su ramiom gerom nuotaikom važiuoti čempionatą ir padaryti tenais tai, ką galiu, nes visą laiką gali prisiplanuoti grandiozinių tikslų, prisikelti savo ir planų prisigalvoti, bet dažniausiai niekas nepasiseka. Prieš praėjusių metų Europos čempionatą taip pat galvojau, kad labai realu yra laimėti medalį. Jisai tikrai buvo realus, bet visgi likau per žingsnį vien dėl bandymų skaičiaus. Tai tiesiog šiais metais nedrįstu nieko planuoti ir manau, kad pasižiūrėsim, kaip viskas bus. Lietuvos čempionate bus galima įvykdyti ir olimpinius normatyvus šuolių, ilgų bėgimų nuotolių ir rutulio stūmimo rungtyse. Tikimasi, kad Rio de Žaneire bus ne mažesnė Lietuvos lengvatlečių delegacija negu prieš 4 metus Londone, kur startavo 20 lietuvių. Į olimpinę žaidynę susirenka patys stipriausi sportininkai iš visų pasaulio kampelių. Dažniausiai varžybose būna labai daug konkurenčių ir tu negali žinot, kaip tą dieną vienom ar kitom seksis. Pačios olimpinės žaidynės vyks visiškai kitokiose sąlygose, negu kad aš esu įpratusi. Tai yra visai kitas pusrutulis, kitas žemynas ir didžiulis laiko skirtumas. Tai tikrai sunku nuspėti, kaip pasiseks aklimatizacija, kaip pavyks kelionė, ar vyksime tiesiai į startą, ar vyksime šiek tiek anksčiau. Tiesiog kol kas labai sunku kažką prognozuoti, o kad medalių laukiu, tai aš irgi labai norėčiau, kad lietuviai kuo daugiau medalių parvežtų. Lietuvos uždarų patalpų čempionatas į Kauną, kur tik praėjusį rudenį renovuotas lengvosios atletikos maniežas, grįžta net po 7 metų pertraukos. Baltijos moterų tinklinio lygoje savaitgalį baigsis reguliarusis sezonas. Lietuvos komandos namuose priims Estijos ekipas. Net 9 pergalės iš eilės iškovojusios Kauno Heksos tinklininkės Baltijos lygoje pakilo į 3. vietą. Praėjusio sezono vicečempionės Jonavos Achemos tinklininkės šį sezoną užima tik 8. vietą ir kovoja dėl kelialapio į atkrintamąsias varžybas. Baltijos vyrų tinklinio lygoje svarbės rungtynės dėl geresnės vietos reguliariajame sezone žais Vilniaus Flamingo Volley komanda. Vilniečiai priims turnyrinės lentelės apačioje esančias Latvijos komandas. Po 6 metų pertraukos į Baltijos lygą sugrįžę Flamingo tinklininkai yra 5 ir jau užsitikrino vietą atkrintamosiose varžybose. Daugiau Lietuvoje vykstančių sporto varžybų tvarkaraščių galite rasti Facebook paskyroje Lietuvos sporto anonsai.